susivėlinau biškį. Bet viskas gerai. Išvažiuoju iš Vilniaus. Pusė 9. Vakar tingėjau žiauriai krautis daiktus, tai šiandien ryte viskas susikroviau. Važiuojam į Lekėčius, važiuojam į Mėlynių festivalį. Jo, susiblendint su žmonėm, pažiūrėt kaip gyvena Tūlas lietuvės, kaip švenčia vasarą, kaip gyvuoja. Let's go! Tikrai nelabai stable. Žinai, buvo pasirinkimas arba varyti Kėdainius į Agurkų festą, arba į Lekėčius į Mėlynių festą. Ir sunkus pasirinkimas, galvoju, jie abudu spėsiu, bet viską padėjo man apsispręsti vienas dalykas. Tai Lekėčiuose pasirodo fucking cicinas. Pardavė man iš karto pardavė. Oi, fuck. Opa. Geras. Kas čia buvo? What the fuck? The hell, aš į šitą neįvažiuosiu. Aš į šitą tikrai neįvažiuosiu. Eik čia, aš gad. Eik to. No way, bro. No way. Dievas, tai... Jau kažkas lipo ir slydo, matau. Žiauriai sudėtinga. 90 laipsnių raliai. Eik to. Tu durnas. Gerai, pasirinkau čia gerą maršrutą. Dirbu kaip šuo, kaip arklys. Labas. Labas, šuniukai. Labą dieną. Viskas gerai. Bet baigėsi vanduo. Viskas gerai. Fuck. Nuvažiavau apie 60 km ir dabar viena bėda atsitiko, žiauriai karšta ir baigėsi vanduo. Parduotuvės tikrai nebus, man reikia prašyti žmonių, prašalaičių, aš prašalaitis žmonių, geranoriškų, gal pagirdidins. Ant vieškelio vandens nerasiu, sausra, aš dykumoj. Teks myšti butelį, nes tikėjau, kad prieisiu prie tokių, Audė. Tai žmonės. Ak, ta lietuvėlė blemba. Lietuvėlė vasarą man tiesiog išpildo iš vidaus visiškai namai, gimtinė. Žinai, kaip kitaip varpos auga. Svyro. Gera čia, gera.
lullabies look in your eyes, run around the same old town. Doesn't mean that much to me, mean that much to you. I've been first and last, look at how the time goes past, but I'm all alone at last, rolling home to you. Oh man, take a look at my life, I'm a lot like you. I need someone to love me the whole day through. I won't look in my eyes and you can tell Važiavau beveik that pusiaukelę, it's true. jėgų dar liko jo, vis tiek koncertas vakare, vis tiek reikės pašokti, patripsėti. Nuotaikos vis dar geras, saulė jau nebe taip kepina, jau debesiukai užslinko. Graži gamta, džiaugiuosi, kad pasirinkau per žvyrkelį važiuoti, o ne per kelią. Tai va, kam ji už jo išteka, nežino niekas! Ei! Tu žinau, kad tu geriausias nutikęs man dalykas. Jeigu rytoj iš neatei, tu žinau, kad tu geriausias nutikęs man dalykas. Jeigu rytoj iš neatei, tu Sudeginta 3000 kalorijų, suvalgyta, nežinau kiek, nesuskaičiavau, deginam atsargas. Užtrukau 5 valandas 49 minutės, 122 kilometrai. Jo, ką žinau, Kaunas yra Kaunas. Matijošaičio kiaušai smirda. Bet ką jau padarys, žmonės nesupras. Močiutė paprašė maisto, nupirkau. Praskraidrinau jai dienam, tikiuosi, jinai man praskraidrino. Gera daryti gerus dalykus. Rekomenduoju. Jeigu kažkas prašo, padėjo. Fucking beautiful, eh? I want to poop. I think I want to poop. Hey, I'm already one of you. Kažkur čia jau tie Guess lėkiai. you. Fuck, ow. Hey, I can already Wait. tell that you do. Užuodžia. Guess Ow, me shit, too, man. and maybe Fuck. we're the only one. Maybe we're the only one. Tik sustojo mane bimbalai kanda. Hey, Fuck. now I can Saldus. Saldus. Aš ją apkabintą keinu. Nu ką, labas rytas. Susikuošiau, susikopščiau, susiraščiau. Per valandą gal susisukau, viską papusryčiavau. Smulkiai susirinkau šiukšles. Nieko nepalieku. Lemba apsistojau. Visgi pas motiną. Gamta, gamtužė. Pamėlyniaut. Planas paprastas. Važiuoju. Tiesiog iki Vilkijos gal noriu persikelt keltų legendinių, kurio dar nei kart nesu kėlęsis. Tai va, vykdom svajonės, senas svajonės pildom.
iki to kelto reikda važiuoti, jisai 7 pradeda kelt, jau 7, let's go. Šiaip tai gerai miegojau, net čiužinį nepučiau, galvoju, blemba, ant tų samanų pakritę. Legaliausia veiklavimo vietoje niekas neklausia, manęs neraskit, galimai miegojau, galimai. Tai va, o dabar vėl nauja diena, naujas nuotykis. Let's go. Ar tu kvailas? Ar tu durnas? Čia klausiamąją nuosaką. Kaip gražu rytą pradėti miške. Paukščiukai čiulba, saulytė šviečia. Let's go. 7 ryto. Mes čia dirbam, vis dar dirbam, grindinam. Let's go. Gražios dienelės, skanios kavelės, kaip sakoma. Kas parašyta? Mėlynių festivalis. Lekėčiai, we're in. In Lekėčiai. Tai va, vakarą atvariau. Viskas labai paprasta. Žmonių milijonas. Visi važiuoja švęst. Mėlynių iki kaklo. Labai patiko. Žmonės draugiški, malonus. Lekėčių miestelio šventė. Liepos 18 dieną. Been there, done that. Targe. Važiuosiu Pem Kil iki Kėdainių asfalto, po to nuo Kėdainių jau galvosiu, ar noriu graveliumbo. Jūs čia veikia, bravo, kad bainas
susitikau su draugeliam, šiek tiek, žinai, truputį pasėdėt, pajapint, palelekint. Ir jo, nusprendžiau, kas čia yra. 105 km gravelių paminsiu ir būsiu namie. Buvau šiek tiek pavargęs, atsigėriau kavos, pailsėjau. Tai toks rytinis pavargimiukas. Būna. Bet pasiryžęs dabar vėl kapot. O, ir kapot daug. Geras šį graveliukas. Kaip gražu. The fuck, bro? Variau tenais uždaryta. Ką čia stato Vilnius? Whatever. Reis šis. Lemba. 1-1. Eina savo. Čia bus gerai. Šimtą 12 nuvažiavau, liko 96 kilometrai. Šiandien žymiai lengviau kažkaip, gal dėl to, nes psichologiškai žinau, kad aš negaliu pasiduoti, reikia varyti toliau. Taip labai gražu. Mėgaujuosi kiekvieną sekundę. Labai džiaugiuosi, kad graveliu pasirinkau važiuoti, ne asfaltu. Žymiai intimiau pajauti tą gamtą, Lietuvą. Aš buvau joje. Tai va, nežinau, kodėl aš viską dokumentuoju. Labai faina, kai turi su kuo dalintis, o tokių išprotėjusių žmonių nėra daug, kurie galėtų kartu važiuoti. Norėtų. Galėtų tai visi gali. O kas nori? Lemba, norėčiau jau ir užkasti kažką. Ai. Toj bus miestukas. Ieškosim kažką sukrimsti. Įdomiai, matai, čia prisistatė kažkokių rakandų pastatų. Kažką čia jau virina. Kaminai stovi, kažką degina. Net ten nuvažiavau. Tai gali, čia kalbėti, užkalbinti. Nu tai ir įsivaizduok, reikia nuvažiuoti 200 km. Nu kokias 10 valandų važiavimo. Tai kaip neišprotėti. Jo, kažkada čia buvo kelias. Dabar jis apaugęs medžiais. Gal net nebandysiu, mačiau yra aplinkui apvažiavimas. Tiek jau to. Jau šiandien prabridau pro daug krūmokšnių. Vyktų tokie aparatai. Blemba, panašu pas tavo mamą mačiau. Tai va, šiaip tai sekasi gerai. Žiauriai nenoriu rytoj į darbą. Vėl tas small talkas su kolegom. Tai ką, savaitgalį gerą. Tai ką, variau į Akropolis, nusipirkau mėgstuką, stovėjau eilėj prie ledų, ėjau spektaklį. O ką tu? Ką žinau, nieko įdomaus. 305 km myniau, šoviau fotkę su cicnu. Ką, užkandau giga mega sumuštinį, pašildytą mikrobangį. Ai!
visa net į canvas. Su tais maišais nelabai lengva. Bet, oi, tu vos nepasmygė. Vos akies nepraradau. Gerai, kad dvi turiu. Viena atsarga. Laukiam. Čia upė kažkokia šalimais. Kokia upė prie Kernavės teka. Nežinot? Šiaip. Neris. Tikiuosi, kad neris, blemba. Artėjom prie sostinės. Oh, hell no. Prašau. Panašu į nerį. Sena gera neris. Mes prie neries užaugę. Mylim savo miestą Vilnių. Gilu. Eik tu kur. Nieko nepamečiau. Labą dieną. Prasta situacija, prakirstas ratas. Fuck. Salantas kažkodėl neužsilina. Nebėra gal salanto. Bomba klatė. Žodžiu. Karšta belia kaip, raidinam, bet dar su belia kiek. Bandom taisyti, nežinau. Turiu čia kažkokių tai šūdų. Bandau kažką daryti, žodžiu. Nežinau, ką darau. Bet taip ir mokomės. Ne? Bet prasti popieriai čia. Mano priekinė padanga visiškai tuščia. Važiuoju ant nieko važiuoju. Bet jo, labai gera pamoka tuo pasirūpinti tokiais atvejais. Aš kiek šiandien upelio krosinau, jau nebesuskaičiuoju. Žiauriai gražu. Užminti šakinė ten ir bei ten. Bet taip jau būna, nuvažiavau gal jau 100 kilometrų. Reikia pūst padangą, važiuot. Taip jau yra. Iššūkių visada bus. Ne visada... Saulė šviesa. Ne visada bus geras oras. Tam reikia pasiruošti. Dėl to dabar ir važinėju namie. Apsiprast, pasižiūrėt, kas patinka, kas nepatinka, ko reikia pasiimt daugiau, ko mažiau, ko imt nereikia. Jo, treniruotė prieš didįjį žygį. Liko apie 5 kilometrų iki namų durų. Visas esu peržliaugęs prakaitę. Kažkokiese skysčiuose, bet nuotaikos geras. Norėčiau karštą dušą, norėčiau vyšnių pyrago iš Maksimos, tokį su želė ir vyšnių gabaliukais ant to viršaus. Norėčiau kuršienų vyniotinį išsitepti visą kūną. Norėčiau kisėlių pasimaudyti, blemba, spangalių. Paprasti ten norai, žinai, tūlo lietuvio. Tūlas lietuvis, paprastus norus. Ojojoj, gerai. Nedaug liko, varom.
Taigi, matematika gan paprasta. Reikia stot ir pūst. Esu Vilniaus gatvėje. Blemba. Ir reikia stot. Jaučiu kažkokį 10 kilometrų. Skylės plotis diktuoja, kaip greit išsileidžia. Tai ir pučiu, aš ką žinau, toks durnelis. Pučiam vėl, pučiam. Blemba, tai gal užsisylins. Fuck. Woo! Viskas. Žinai, kai būna grįžtant, liko arčiau namų, to labiau į tulką nori, jau pavargęs visiškai. Tai panašiai, jau jaučiu, kad tuoj pareis. Opa. Kem 9. Solidu. PM1. Normaliai. Eina sau. Toks nusikalęs. Blemba. Vilniuje vis tiek gražūs žmonės, blemba, gera nuotaika. Visi juda. Viskas, atvažiavau apie 205 kilometrus. Daug nuotykių, daug visokių įvykių. Wow, super savaitgalis. Ką, iki kitų. Iki fucking kitų.